Sveiki, podkasto Ar tai normalu klausytojai. Labai ačiū tiem, kurie jau pastovus ir ačiū tiem, kurie pirmą kartą klausotės. Šiandien su jumis sveikinamės kaip visada. Mes Jūratė. Sveiki. Ir aš Ieva. Ir šiaip išsirinkom ganėtinai taip svarstėm apie šitą temą, kiek ją traukti ir iš kurių pusių, bet pagalvojom, kad pokalbiai tarp žmonių gali būti labai skirtingi ir šiandien pasirinkom kalbėti apie grįžtamąjį ryšį. Ir tas grįžtamasis ryšys, tai dauguma žmonių sako, kad aš noriu grįžtamojo ryšio, ar ne, kad man svarbu išgirsti, bet kai pasakai tą grįžtamąjį ryšį, žiūri, kad ir įsižeidžia, ir supyksta, ar ne, tada jau gaunasi kritika, o kartais pradeda vadinti tai mobbingu. Tai va šiandien ir bandysim atrasti, kur yra tos grįžtamojo ryšio ribos, koks yra tas teisingiausias, tiek kiek mes, aišku, suprantam jį, grįžtamojo ryšio modelis, ir kada jisai vis dėlto gali tapti agresija, mobbingu ar kažkokiu, nežinau, sprendimu, pavyzdžiui, išeiti iš darbo dėl grįžtamojo ryšio. Tai Jūratė, ar tau yra tekę patirti tokį grįžtamąjį ryšį? Tokį grįžtamąjį ryšį, dėl kurio pasijauti blogai? Taip, tikrai yra ir ne vieną kartą ir iš tikrųjų, ten toks balansavimas ant mobbingo ribos. Ir visokiose įvairiausiose aplinkose, žinai, nebūtinai tik tai darbe aš imu, bet ir galiu papasakoti ir apie tai, kad ir mokykloje, žinai, tenais yra buvę visokiausių situacijų, kur ten, pavyzdžiui, tyčiojasi, čia grįžtamasis ryšys ar negrįžtamasis. Buvo laikas, kai iš manęs tyčiojasi mokykloje. Nežinau, gal ir grįžtamasis, žinai. Dabar galima galbūt taip vertinti. Buvo darbe, buvo, nežinau, šiaip aplinkoj žmonių, kurie ten, tarsi ir su geru ketinimu. Ir tėvai yra mano iš tų tokių senųjų, žinai, auklėjimo, kur ten kartais tiesiai šviesiai pasakydavo tą grįžtamąjį ryšį, pavadinkime taip, kartais duodavo suprasti, kad tas grįžtamasis ryšys nėra geras. Tai visokiausiais pavydalais aš tik tai galvoju, žinai, kad, mes... Čia Lietuvoje kartais iš tiesų, nežinau, ar tik tai Lietuvoje iš tiesų, bet tiek, kiek dirbu su vadovais, tai jo, grįžtamasis ryšys visada yra budinti tokia, pavadinkime taip, tema, dėl to, kad mes ir nelabai mokame jį duoti, ir nelabai mokame jį priimti. Aš lyg ir norėčiau duoti, lyg ir suprantu, kad tas grįžtamasis ryšys jisai turėtų pagerinti žmogui, nes, šiaip mes visi turbūt suprantam, kad grįžtamasis ryšys yra reikalingas tam, kad žmogus, patobulėtų, ne? Aš tau sakau, kad kažkas tai blogai, čia kalbam apie tą kritiką arba koreguojamąjį grįžtamą ryšį, kaip dabar negalima vadinti kritiką, reikia sakyti koreguojamasis grįžtamasis ryšys. Nes taip kitaip geriau skamba, ne? Labai iš karto nenukeikia, taip sakant, blogai. Čia aš dabar jungiasi ten, ne, mygtukai. Tai, ta prasme, mes jį duodame ir tas grįžtamasis ryšys mums padeda iš esmės tobulėti. Bet yra visada kita medalio pusė, kur žmogus jisai nori būti, fainas, geras, toks, koks jis yra. Ir kai mes, pavyzdžiui, gauname grįžtamąjį ryšį, pas mus visą laiką įsijungia, žinai, tam tikri tie tokie vadinami mygtukai. Vienas mygtukas, tai ar čia iš tikrųjų tas tiesa, žinai, ką aš čia girdžiu apie save? Gal čia tik tais, tu taip galvoji, gal aš matau kažkaip situaciją iš kito kampo kažkokio tai. Ir taip toliau. Toliau santykių, tai jeigu tu mane dabar sukritikavai, tai čia mes dar draugai ar nedraugai. Tu čia geras dar vadovas ar negeras, tu čia geras mokytojas ar negeras, tu ten tėvai čia jau mane traumuoja ar netraumuoja, žinai, ir taip toliau ir panašiai. Ir tas, tas tapatybės, kad aš noriu būti vis viena, aš noriu būti geras. Tai kaip tai mane veikia? Aš jau dabar tampu ten kažkokiu visišku nevykėliu, nes mes mėgstam, žinai, absoliutinti tos dalykus. Jeigu vieną kartą kažkur klaidą padariu, tai galbūt aš jau čia visiškai kažkoks. Jeigu kažkur ten netinkamai apsirengiu, tai galbūt aš iš viso neturiu skonio. Jeigu aš ten kažkokį tai darbą nepabaigiau laiku, tai galbūt aš čia kažkoks tai tinginys arba dar kažkas. Tai čia taip, man atrodo, jau įgimta kai kuriems žmonėm, kad tu pasakai ten... Ta absoliutinimą, ne? Jo, kad pasakai, nežinau, ten, man nepatiko, kaip tu pasakai. Tai gerai, daugiau nešnekėsiu. Toks savisauga, ne? Iš karto įsijungia. Tai ką jau čia man dabar nešnekėti? Jo, ten, tai gerai, daugiau iš viso neisiu, žinai. Ten labai, man atrodo, tokia yra apie kritiką, apie tą grįžtamąjį ryšį. Man atrodo, kad mes sujungiam tą, ką ir tu sakai, kad tai, ką man sako, yra apie mane.
Kad ir kaip tai skambėtų, žinai, kad tai nėra vat, apie mano elgesį, apie mano kažkokį, žinai, bet kad tai keičia iš esmės mano tapatybę kažkaip, žinai. Ir tas ego visiems yra tokia tema, kur visi nori tą savo ego, žinai, savivertę kažkaip tai saugoti. Ir man atrodo, kuo gal žemesnė savivertė, to labiau reaguoju aš į tai, kas man yra pasakyta. Nes, nežinau, jeigu man kažkas pasako, kad nepatiko ten tema, mokymai, dar kažkas, tai iš tikrųjų augant, ar ne, aš taip sakau, profesiškai augant, aš matau, kad atsparumas didėja. Nes aš jau žinau, dėl ko aš pasirinkau taip veikti, aš žinau, kodėl taip nutiko, aš matau aplinką, kodėl ten dėl kitų aplinkybių ar negalėjo taip nutikti, matau savo klaidas, kad taip ten galbūt išsimiegojus, pavargus, dar kažkas tai. Bet kai esi karjeros pradžioje, jeigu taip kalbant apie profesinę aplinką, tai kiekviena ta strėlė tau yra tiesioginė grėsmė tavo karjerai. Aš sakau, tau, tu bet taip čia man, vertini, žinai. tu taip vertini iš tikrųjų, kad tai yra grėsmė, bet ar iš tikrųjų grėsmė, žinai, gal žmogus sako tau grįžtamą į ryšį kaip tik norėdamas padėti tau tą karjerą daryti, o tu priimi, žinai, kad, tai yra grėsmė. Tai va čia tapatybė ta, žinai, tai kaip mes priimam? Vieni priima, kad tai yra mano šansas, žinai, aš pakoreguosiu ir kažką tai darysiu. Kiti priima, kad, čia yra grėsmė ir aš tada turiu bėgti arba trauktis, arba užsiblokuoti, arba pulti, aplinką kaltinti. Aplinka kalta, dar kažkas, tai, čia tokios visą laiką yra dvi pusės. Vienas dalykas, kaip tas grįžtamasis ryšys yra pasakomas, kitas dalykas, kaip aš jį priimu, kiek aš išgirstu iš tiesų to, ką pasako. Pavyzdžiui, ką žinau, mes dirbame organizacijoje, kurio labai daug psichologų, žinai. Ir psichologai, aš kai atėjau iš šitą organizaciją, iš tokios labai psichologinės organizacijos arba tokios, kietos, sakykim, kieto tokio grįžtamo ryšio, netoli jau ten ir mobbingo buvo, tai aš esu pripratusi jį gauti taip kaip tiesiai kakton, žinai, ir tada tu galvoji, ką aš su to galiu daryti. Jeigu galiu daryti, aš darau, jeigu negaliu daryti, tai aš ten nusišaudau, arba paaiškinu kažką, tai arba supykstu ir išeinu iš darbo, čia tema. Ne, ką aš su to darau. Čia toj psichologinį, žinai, įvynioti, kad tik tai žmogus, žinai, nepasijaustų blogai, kad tik tai kažką. Man yra buvę taip, kad, žinai, ten po seminaro man ten, kaip pasakė grįžtamą ryšį, tai, ta prasme, man taip liko neaišku, žinai, tai ką aš darau gerai, tik, aišku, žinai, tai mes, man regis, kalbėjome su Paulium, mūsų direktorium Abižinys, sakė, koks buvo tikslas to grįžtamo ryšio, tai galbūt net ir iš pradžių susitarti, žinai, koks yra tikslas ir tada tas padeda priimti, bet šiaip aš mačiau kaip tikslą, kad, padėti man kaip konsultantui tobulėti, bet gavau tokį, žinai, mik, lyg ir gerai, lyg ir blogai, lyg ir čia, žinai, čia ir čia tas švelnu, ir čia tas nešvelnu. Tai daryt ką nors ar nedaryt, keist ar nekeist, žinai. Tai aš esu tas žmogus, kuris mėgstu tiesiai šviesiai, net jeigu tai yra kažkiek klaida, bėda, ten kažkas ne taip, žinai, nepatiko. Duok man šitą grįžtamą ryšį, o toliau mes spręsim, ką su to daryti. Bet čia labai, žinai, gal skiriasi nuo žmonių, čia aišku, skirtingumai, ar ne, kuo daugiau žmonių, to daugiau skirtingumo. Bet tikrai, manau, ir tau žinomas yra sumuštinio principas, ar ne, kad kažkas gero, tada jau kritika, gerai, kaip ten tu sakei, net pamiršau ten. Ir tada, žinai, vėl dedam bulką, duodam vėl kažką tai gero, padažiuko dar, žinai, kažkur tai aplinkui, ten, nežinau, prie kavos ar kažkur tai. Bet kas nutinka su kita dalim žmonių, ne visi to sumuštinio dešros skonį pajaučia. Kas ir kaip čia skambėtų. Arba kaip tik pajaučia tik dešrą. Ir tai bulkos tos lieka kažkur, žinai, tai žinau, už borto. Kad realiai, pavyzdžiui, aš ten bandau pasakyti, kad šiaip viskas yra gerai. Aplinko, viskas, ką tu darai, yra gerai, tik tai vienas mažytis ten, žinai, tas dešros gabalėlis yra, negerai. Aha. Ir viskas, visa koncentracija, tai aš blogai dirbu, ar ne, tai aš ten kažko nedadarau, tai čia aš negalvojau, kad čia taip svarbu ir bandai pasakyti žmogui, kad, ne, tikrai nėra taip svarbu, tai nekenkia mūsų ten santykių darbui, viskas okei, bet jeigu pakoreguotum, galėtų kažkas tai būti, ar ne, ir nepriema, nes realiai girdi tik tai tas, kas yra blogai. Ir kita pusė, sako, man niekada nieks nesakė, kad aš darau blogai.
Nu, Nes taigi neatpažįsta, viską gerai žinai. dariau. Nes man visą laiką duoda pagirimus, Jo. žinai. Tai kodėl tu man nesakai, kad aš blogai, bet aš sakiau, bet tu man sakai, kad aš gerai dirbu, nes girdi tik tai gerus dalykus apie save. Tai, nu, čia labai toksai, dėl to aš tą sumuštinio principą labai taip dabar jau atsargiai žiūriu per savo kailį. Šiaip buvo patyrus. netgi straipsnis kažkur Harvard Business Review, man atrodo, kad mokslininkai dabar ištyrinėja, sakė, kad jau nebeverta jo naudoti. Nu, vat būtent dėl tų priežasčių, žinai, kad vienas dalykas, vieni išgirsta tik tą gerą, kiti išgirsta tik blogą, žinai, tai tada tu. Trečias dar yra problema, būna tokia, kad, nu, pavyzdžiui, kitą kartą tu nori tik pagirti, žinai, ir ateini žmogui, sakai kažką tai gero, jis susėdi, galvoja, nu, jau tuoj kažką, žinai, dar dešros, dar čia kažkokios. Jau kažkas negerai, jau čia prieina iš toliau, žinai, nu, tai siūlo nenaudoti šitų, nes tai tikrai, nu, nepasiteisina. O tu žinai kažkokius veiksmingus metodus, kurie dabar galėtų padėti, nes vis tiek mūsų klausosi turbūt tie, kas norėtų arba duoti, arba gauti, žinai. Kas tau, žinai? Jo, tai žinai, nu, veiksmingiausias turbūt būdas tas toksai, aš kaip vadinu, tiksliau ne aš, bet čia vat vienoje knygoje irgi tokia skaičiau, kad būdas vadinasi nuo etikečių prie faktų, žinai, nu kaip, ta prasme, įvardinti. Gal pradėti apskritai reikėtų nuo to, kad, nu, įsivardinti, o kokiu tikslu aš duodu grįžtamąjį ryšį. Ten pačią tą techniką, tų technikų, žinai, milijonas yra, paskui galėsiu pasakyti tą nuo etikečių prie faktų, kaip ta technika skamba, nu, tiesiog kokius faktus dėlioti, bet prieš tai dar turbūt reikėtų įsivardinti savo, o kokiu tikslu aš duodu grįžtamąjį ryšį. Man čia yra vieno įmonė, žinai, esame dirbę ir ten tokia, nu, tokia vyriška įmonė, žinai, ir irgi apie grįžtamąjį ryšį kalbėjom ir vienas klausė, sako, nu, bet tai palauk, tai dabar darbuotojas, žinai, prisidirbo, tai kada man jam tą grįžtamąjį ryšį pasakyti? Penktadienį vakare sukalti viską, kad tai tu per savaitgalį pagalvotų, kaip jisai šiandien elgiasi, ar pirmadienį ryte, tai kada man čia sakyti, žinai? Tai sakau, kada sako, nu, dažniausiai tai penktadienį vakare, nu, tegu galvoja, žinai. Ir sakau, ir, nu, va, tai klausimas, koks tikslas? Jeigu mano tikslas yra sugadinti tau penktadienį, šeštadienį, sekmadienį, kad tu tenais susimastytum ir tiesiog, atsiprašau už grubų žodį, išvemti tau tą grįžtamą ryšį ant tavo galvos, tas blogai, ir tu čia, žinai, iš viso nemoki dirbti, varyk pagalvok apie savo šviesų rytojų. Atsinaujink per savaitgalį, žinai, ieškok naujo darbo. Tai žmogus tikrai negalvos apie tai, jisai galvos, koks vadovas yra šiknius, kad jisai man sušiko, atsiprašau, savaitgalį. Ir jis ateis nepasiruošęs veikti kitaip, o ateis su keršto planu, kaip man tam vadovui pakeršyti, žinai. Ir vadovas kitą kartą prašys jo, sakys, ko tu iš manęs nori, ašgi blogas darbuotojas. Ko čia prie manęs lendi, tai tu vadovas, tu ir spręs, tu eik ir daryk, žinai. Tai, nu, su kokia intencija. Ir kai aš įdedu tą intenciją, ir va ten irgi yra pasiūlymas, nu, atskirti. Noriu pagirti, giriu. Noriu, kad žmogus kažkur patobulėtų, aš jam ir aiškinu, kad va šitą reikia patobulinti. Noriu įsivertinti, kur mes esam, žinai, buvom susiplanavę tiek, kur mes esam, mes įsivertinam. Be jokių ten, žinai, šitų. Kitas dalykas, kas yra labai svarbu, nu, va, atskirti, žinai, tą kalbėjimą apie žmogų apskritai, neklijuoju etiketės, bet kalbam apie tą situaciją. Nu, tai čia jau turbūt klasika viso grįžtamo ryšio teikimo. Aš dažnai gal turiu, kaip čia, savo tokį update'ą šitai klasikai. Aš pati rinkdavausi, jeigu kalbu apie klaidą, tada, nu, bandau atsitraukti nuo žmogaus ir kalbėti apie, čia yra klaida, vietoj to, kad tu padarai klaidą, ar ne? Taip. Ten, nežinau, kažkas tai įvyko ne taip, kaip turėjo, o ne tu ten padarai, kaip neturėjai padaryti. Ir tas tikrai atrodė, kad, nu, nuimdavo dalį kažkokios įtampos, žinai, būdavo lengviau. Nuosmeninimas. Ir man lengviau sakyti, ir tam žmogui lengviau priimti, bet jeigu aš kalbu per pagirimą, tada aš sakau, tu gerai pavarėjai, ar ne? Tada tu fainai, nes ko aš esu patyrus kaip darbuotoja, kad, nu, labai geras projektas. Bet aš jį padariau. O kur aš, žinai, tam projekte? Aš negirdžiu savo asmeninio pagirimo, žinai. Nu, labai fainos skaidrės. Aš tas skaidrės padariau. Kur man pagirimas? Žinai, aš kalbu gal apie ankstesnę, dabar man tokių aktualių gal nėra. Bet į tai atsižvelgus, aš galvoju, kad kai yra kažkas gero, žmogui svarbu, kad jisai gautų, nu, tą karūną, ant pečius, ten, nežinau, krepšį kažkokią net dovanų, kurie yra tik tai jam asmeniškai skirti. Ir va čia tada tas grįžtamasis ryšys, nu, man asmeniškai tai suveikdavo. Ok, nu, gali būti ir taip, aš tik tai, žinai, gal truputėlį bijau, kad jeigu mes visiškai nuosmeninam, kai yra kažkokia tai klaida, nu, tai tada žmogui tarsi toksai,
ai, nu, tai čia, žinai, tai čia kažkas, Nu, tai taip, kažkur, taip, tai, taip. žinai, čia ne aš ir nuo manęs tai niekaip nepriklauso. Aha. Nes, žinai, nu, jeigu nuo tavęs priklauso, tai tu tada gali kažką daryti, bet jeigu nuo tavęs nepriklauso, nu, Tai čia gal tada turėtų, žinai, tiesiog to. sekti, ką tu turėtum daryti, Jo, kad tos klaidos nebūtų. jo, ne? tai kalbam apie, taip, apie klaidą ir sakom, kaip, nu, vat, šiaip taip, kaip čia, rekomenduojama kalbėti iš savo perspektyvos. Nu, dar vienas dalykas, ką labai svarbu suprasti, kad mes skirtingus, nu, ta prasme, tos pačius dalykus matom iš skirtingų perspektyvų. Ir kartais aš galbūt galiu nežinoti kažkokių tai visų aplinkybių ir, nu, tiesiog. Tai aš kalbu iš savo perspektyvos. Ką aš pastebėjau, kaip aš tai suprantu, kokias aš iš to darau išvadas, tada aš galiu klausti, kaip ten tavo situacija, kaip tavo matymas ir tada mes ieškome, ką mes galim padaryti, kad, nu, būtų taip, kaip, nežinau, mes susitarėm, kaip reikia, kaip norisi, kaip galutinis rezultatas, ne? Nu, toks tarsi neužklijuoju tavo etiketės, tu, žinai, nu, ten tinginys, tu vėluoji visą laiką. Bet pasakyk, žiūrėk, aš pastebėjau, kad tu vėluoji kiekvieną kartą į susirinkimą. Aš suprantu šitus dalykus, kad, nu, tu tenais gal kažkaip nemoki susiplanuoti savo laiko, darau išvadą, kad galbūt blogai planuoji. Kaip ten yra iš tikrųjų? O jis gal sako, žinai, aš vėluoju todėl, kad aš visus kitus nubėgu suvarau. Žinai, ir, nu, stengdamasis, kad visi Taip, sudalyvautų, taip. aš tenais kažkaip tai, arba ten, nu, kažkas tai dar vyksta, ko mes nematome, kas yra po kažko, ir tada tarėme, okei, tai galbūt tada kitam kartui susitarkim, kad tu nevarysi, žinai. Bet ateisi pas laiku, o jau tada kitų žmonių atsakomybė irgi ateiti Kitus laiku. droši. Jo. Aš tada kitiem pasakysiu grįžtamai. Nu, aš čia tokį pavyzdį, žinai, iš lubų visiškai paėmiau. Tai tiesiog, nu, pagalvoti apie tai, kad, nu, mano matymas nebūtinai yra tas faktas. Čia mes bet kokioje absoliučiai situacijoje, darbinė, nedarbinė, žinai, išėjo žmogus arba kažką padarė. Man atrodo, kad tai klaida. Bet gal ta klaida atsitiko dėl kažkokių tai, nežinau, gal jis kaip tik, nu, išgelbėjo kažką tai, kažkokį projektą, padarydamas va taip. Nes jeigu jis būtų laikęsis ten kokių nors taisyklių, arba to griežtai ėjęs pagal tai, kaip aš įsivaizduoju, nu, tai ten būtų iš viso žlugę. Bet čia, žinai, nėra pinklių, nes aš dabar galvoju, irgi gal taip labai per save perleidžiu ir įstatau į tam tikrus žmonės, žinai, kurias susitikusi, kurie visą laiką randa ką kaltinti. Nu, dėl klaidos, dėl to, kas įvyko, ar ne, ir jeigu aš jam užduočiau klausimą, nu, dėl ko tai buvo, tai o Jėzus, nu, ten tikrai tik tai visa litanija, žinai, ten antradienį Jonas neatsiuntė, Antanas neperskaitė, tada aš kažką, bet aš tai stengiausi, žinai, aš dariau viską. Tai kaip, žinai, vadovai, jeigu mes kalbam apie vadovą ir darbuotojo santykį, kaip jam neatverti tos Pandoros skrynių, žinai, kad viskas čia galima, žinai, pasiteisinimų lygmenį. Tai tiesiog nenuosmeninti, bet klausti gerai, o kaip tu tame dalyvavai ir ką tu darei, kad va, tas rezultatas yra toksai, o ne kažkoks kitoks, ne? Arba ką tu gali, va, prieš tai sakei labai gerą klausimą, ką galėtum daryti kitaip, kad būtų, tu ką galėtum daryti kitaip. Nes Jonas, Petras, taip, aišku, visada aplinka kalta, žinai. O ką tu toje aplinkoje padarei, kad nebūtų to, ne? Arba kaip tu elgiesi ir mes kalbam apie tave, kalbam apie tą situaciją, kuri su tavim susijus, ne su Jonu, ne su Petru, ne su dar kažkuo. Nu, tai vat gal į tą pusę, bet labai svarbu, žinai, nu, vėlgi, nu, turėt galvoje, kad taip, skirtingi žmonės skirtingai priima, žinai. Aš turėjau vieną darbuotoją, kur ten tik pasakai grįžtamasis ryšys jau verkė, žinai. Netgi nieko dar nespėjai pasakyti, žiūrėk, kad tai, aš tau pasakysiu grįžtamąjį ryšį, nu, tai, ai, viskas, aš jau viską blogai darau, žinai. Nu. Tai čia šitos dalies turbūt, žinai, nepakeisim tų žmonių, žinai. Kitas dalykas, žinai, nu, pažinoti žmogų, kažkam tai gali tiesiau pasakyti, kažkam galbūt labiau reikia įvynioti, kažkam reikia ten, nežinau, nu, dar kažkaip tai kitaip pasakyti, kad nes, nu, ką, žinau, aš esu susidūrus, tiksliau su klausimu, vat, vienoje įmonėje dirbau, sakė, nu, ką be pasakyčiau, žinai, kaip beduočiau užduoti, kokį grįžtamąjį ryšį be pasakyčiau, man iš karto šoksta į akis, tai čia mobini tu mane. Nu, va, tas, žinai, tas mobbingo naudojimas, nežinau, gal dabar mažiau, bet kai čia tik tai atsirado, žinai, tokia banga, tai, nu, tokios ir iš vienos pusės, ir iš kitos pusės. Iš vienos pusės, žinai, nu, tas mobbingas jis iš tikrųjų egzistuoja ir jį reikia mokėti atpažinti, žinai, iš kitos pusės, nu, kartais, nu, toks manipuliavimas, kad, žinai, nu, čia mane dabar, va, taip piktai žiūri, tai, žinai, nu, jau čia mobbinė, žinai. Ateina spaudžia, žinai.
O gerai, prašnekom apie mobbingą, galim gal šiek tiek patirinėti. Žinau, kad tu turi net apibūdinimą. Ai, ne, turiu ištraukti tas- apibrėžimą, kas tai yra mobbingas, jo. Kaip čia dabar atskirti, žinai, ar čia kritika, ar tai yra, kaip ten tu sakei, pokyčiui kažkas tai keistis, pamiršau pavadinimą kritikos, kaip ten reikia suvinioti, kad žmogus neįsižeistų gavęs kažkokį tai pastebėjimą. Kritika koreguojamasis grįžtamasis ryšys. Tai va, kaip atskirti mobbingas, koreguojamasis grįžtamasis ryšys. Ar kritika? Ar kritika čia yra, žinai, ar aš tiesiog pasakau tiesiai šviesiai. Tai jeigu Čia- su keiksmais, tai kritika, jeigu nuolatinis, tai mobbingas, o jeigu su tikslu, ne, juokauju, iš tikrųjų, tai vat galiu paskaityti mobbingo apibrėžimą, tai sistemingas, pasikartojantis psichologinis smurtas darbo ar kitoje organizacinėje aplinkoje, kai vienas ar keli asmenys nuolat žemina, ignoruoja, izoliuoja ar kitaip kenkia kitam asmeniui, sukeldami jam emocinę žalą. Nu, čia tokį išmetė man apibrėžimą. Aš tikiu, kad gal yra daugiau tų apibrėžimų, bet svarbiausia turbūt yra pasikartojimas, ilgalaikiškas, galios disbalansas. Ta prasme, iš galios pozicijos aš galiu daryti mobbingą. Ta prasme, tas, kuris turi kažkokią tai, nu, pavyzdžiui, vadovas, jisai vis viena turi, nu, daugiau galios daryti įtaką darbuotojui, ta prasme, kad, žinai, nu, ten gali atleisti, gali ten kažkaip tai jį, nežinau, priversti vienokius ar kitokius dalykus daryti, nu, tarsi duoda nurodymus, ne? Arba kaip mes kalbėjom, kad galios pozicija gali būti atvirkštinė. Pavyzdžiui, yra vienintelis toks darbuotojas, kuris moka gali ir pas būt. jį yra visa sistema ir nieks daugiau nežino, kaip su ta sistema veikti, ar ne? Tai turbūt irgi gali ten, nežinau, ar žeminti kolegas, kažką tais ten, nežinau. Aš turėjau tokią patirtį, kur tikrai labai daug metų buvo leidžiama vienam žmogui nepagarbiai elgtis su kitais, nes jisai buvo vienintelis organizacijoje galintis daryti tam tikrus Jisai darbus. tam tikrą prasme turi galę, Taip. nes jisai žino, kad jisai, nu, va, jis yra nepakeičiamas, bet čia, žinai, čia aš tai visą laiką mėgstu sakyti, žinai, nu, nepakeičiamų nėra. Nepakeičiamų, kaip ten tas posakis, pilnos kapinės, ne? Bet kartais mes tiesiog patys savo įsikalam į galvas, kad, nu, vat, vieno ar kito negaliu pakeisti. Čia, žinai, lygiai taip pat kaip ir vadovas, žinai, nusmobina, nu, tai nereiškia, kad, nu, nėra jokių išeičių. Šiaip jau kiekvienoj, atsiprašau, bet kokioj šudinoj situacijoj, aš nežinau, ar mes apie tai kalbėjome, yra visada 4 išeitis. Kokios? Nu, pabandyk. Nu, tai ką tu čia man dabar kvizą darai vidury laidos, bandai čia mane mobbinti. Na gerai, tai pirma išeitis yra nieko nedaryti. Nieko ne- Mobbinti. Nieko nedaryti, nu, susitaikyti su situacija, tiesiog atsėdžiu, jo, nu taip, nu ką aš veisiu, kur aš eisiu, ką aš darysiu, žinai, nieko negaliu, žinai, sėdžiu, susitaikau. Antra išeitis yra bandyti keisti situaciją. Nu, tai reiškia ten kovoti, atsikirsti, Eiti kažkam skųstis, daryti, ane? eiti kažkam skųstis, eiti bandyti ten kažkokius tai, nežinau, priemonių imtis ir taip toliau ir panašiai. Trečia išeitis yra išeiti iš situacijos. Trenkiau viską ir išėjau. Pakeičiau darbą, pakeičiau mokyklą, pakeičiau, nežinau, dar kažką, nebendrauju su to klientu, ten dar su kažkuo ir taip toliau. Panašiai, tiesiog išeinu, viskas, manęs tenais nėra. Ir ketvirta išeitis, visada kelianti daugiausiai iššūkių žmonėms įvardyti, keisti požiūrį į situaciją. Jo, dabar prasme, nu vėlgi, įsivertinti, žinai, nu ką aš galiu, negaliu, kiek aš laimiu, kiek aš turiu, nu kiek man kainuos vienas, kiek man... Ir iš tiesų tai, nu, ta prasme, visos tos 4 išeitis, aš mėgstu kartoti, kad, nu, jos nėra lengvos. Iš tikrųjų, nei viena iš tų išeičių nėra lengva. Ypatingai ten kokio nors mobbingo arba agresyvaus elgesio situacijai. Kodėl nelengva? Nieko nedaryti lengva? Nu, taip atrodo, žinai, nu, susiguži ten savo kamputį ir sėdi, priimi jo. Arba ten, nu, vat, irgi prieš laidą kalbėjome, kad mokykloje ten, pavyzdžiui, vaikai kitą ten, nežinau, įžeidinėja, skriaudžia kažkaip, tai taip, nu, tu gali kentėti, nieko nedaryti. Bet visi mes taip išaugom ir nieko nenutiko. Nu, čia ugdyti, žinai, savo atsparumą jo, reiškia, ir tikėtis, kad kažkada baigsis, nors tas dažniausiai nesibaigia, kuo labiau kenti, to, žinai, nesibaigia, bet tai reiškia, kad tu, nu, tu dedi į save. Ir tai reiškia kenčia tavo, nežinau, emocinė būsena, ten psichika ir daug, nu ir ten, nežinau, iki savęs žalojimo ir visokiausių iš tokių dalykų prieinama. Keisti situaciją lengva?
Nu, dažnai sunku. Nu, dažnai labai sunku, nu, pavyzdžiui, nueiti vadovui ir pasakyti, kad jis žąsinas. Arba, žinai, apeiti savo vadovą ir, pavyzdžiui, nueiti pas generalinį. Jo, nueiti pas žinai, generalinį, yra o daug- generalinis atsiunčia, aš tarp kitko vienai tarptautiniai įmonėje esu dirbusi ir būdavo, reiškia, toksai, čia tarp kitko organizacijoms žinia, žinai, būna kartais toksai, tas vadinamas pagalbos telefonas arba mailas, žinai, kur tu gali surašyti tai, kas tau nepatinka. Nu ir ten tokia organizacija, kaip sakiau, buvo rimta ir vienas darbuotojas sugalvojo parašyti grupės. Nu, ten grupės mastu toksai mailas, parašė, ten skundą, nu, žodžiu, kas čia vyksta, kaip čia yra blogai, kaip čia blogai darbuotojams dirbti. Kuo baigėsi? Vadovas gavo. Tas skundas atkeliavo čia vadovui su, kaip čia, prašymu išsiaiškinti, kas čia vyksta. Nu tai kuo baigėsi, išėjo tas darbuotojas tiesiog. Nu, nes tai yra. Nu, ta prasme, tai, nu, va šitus dalykus grinai procesai. Tai jo, tai padaryti kažką irgi nebūtinai lengva. Išeiti, kartais sako, lengviausia situacija, jeigu mes kalbam, pavyzdžiui, apie darbą, pakeisti. Bet nemanau, kad tai yra lengva, dėl to, kad tu eini į neapibrėžtumą, tai naujas stresas, tu nežinai, kur pakliusi, tu nežinai, ką tenais ras ir taip toliau. O apie neapibrėžtumą kalbėjom prieš tai. Kalbėjom prieš tai laidoje, galite pasižiūrėti, kaip su tuo neapibrėžtumu kovoti ir keisti požiūrį irgi yra vienas iš sunkiausių, nes, nu, tai reiškia, tu turi dirbti su savim. Tu turi sugebėti, išmokti, žinai, nu, bet įsivertinti, pamatyti kažką tai. Tai nėra lengva. Kaip aš sakau, pavyzdį, pabandykite įsivaizduoti kokį nors savo nekenčiamą politiką ir pabandykite pakeisti požiūrį į jį. Nu, gal ten jisai kažką tai normaliai daro. Nu, kažkas su juo gyvena, žinai. O Dieve, jo, aš bandžiau šito keliu eiti. Nepadėjo. Ta prasme, negyventi, bet galvoti, kad tada nueini, žinai, Dieve, kaip gali su juo šitai. Ką jinai savo galvoja. Ok, nu nesvarbu, ne apie politiką laida. Nu tai va, tai ką žinau, nu tai mobbingas, žinai, nu va tai va. Nes aš galvoju, žinai, va, tą mobbingo irgi, nu, man taip nesinori labai užsiciklinti, žinai, ant tos, nes aš pati esu patyrus, tikrai manęs mobbingų nieks nekaltino, nejaučiu, žinai, kažkokios nuoskaudos dėl to, bet kartais iš tikrųjų tai yra viena iš manipuliacijų, va, kaip ir sakė, ar ne, kad tik tai ką nors pasakau ir iš karto čia man tiek spaudimo, čia mane tiek spaudžia, nebūtinai tą žodį vartoja, žinai, bet atrodo, kad negali žmogui nieko neigiamo pasakyti, žinai, ir kaip su tuo tvarkytis, nes vadovui, aš taip įsivaizduoju, irgi yra labai sudėtinga, žinai, duoti grįžtamą į ryšį žmogui, kuris jo niekada nepriema. Žinai, nu tai irgi yra tam tikra jau mokykla, žinai, kaip čia prieiti, kaip rasti tą ryšį, žinai, ir ką daryti. O gal kartais užduoti klausimus, o kodėl aš turiu ieškoti, nu jeigu mes nesueinam, jeigu mums netinka būti kartu. Nu, žinai, nu ką aš žinau, nu kaip santuokai, nu jeigu mes visą laiką, žinai, vienas kito nekenčiam, žinai, ir ten tik lėkštė skraido, tai kodėl mes kartu? Nu, tu prasme, tai čia darbas dar yra paprastesnis variantas, ne? Santuoka, nu ten gali būti kažkokie tai įsipareigojimai, vaikai, nežinau, dar kažkas, bet ir tai, nu, ta prasme. Tai kartais vat užduoti savo. Iš kitos pusės, žinai, nu, tarp kitko to įmonėje, kurioje sakė tas vadovas, kad, nu, mane čia, žinai, aš kokią užduotį beduočiau, vis apkaltina mobbingu, žinai, kad aš čia arba tik ateinu patikrinti, kaip užduotis vyksta ir vėl mane kaltina mobbingu. Aš tada, šiaip, nežinau, kodėl man kilo tokia mintis, bet aš paklausiau, žinai, visų dalyvių, ten daug vadovų buvo susirinkusi, sakau, žiūrėkit, visi tą patirėt. Ir iš tikrųjų tai ne. Jis vienas. Tai galbūt kartais reikia pagalvoti ir apie save, o gal aš iš tikrųjų nemoku pasakyti. Arba kaip aš sakau, gal yra toks stilius vadovų, kurie ateina tik tada, kai blogai. Tik tada, kai blogai. Arba griežtų tonu. Arba jisai vienintelis žino, kaip reikia teisingai. Nors sprendimų gali būti įvairiausių. Nes man va, ta grįžtamojo ryšio, žinai, šiaip apskritai grįžtamasis ryšys yra tam, kad santykis megstųsi, ar ne? Taip. Kad jisai tvirtėtų. Taip. Bet ir kad padėtų augti kitiems žmonėms. Jeigu mes jį duodam tik tai vieną kartą per metus, per metinį pokalbį, visą kitą laiką mes ten, nežinau, tik tai rodom klaidas, ar ne, kur ten kas nevyko, kur ką, tai man atrodo po to ir per metinį pokalbį jau kažkokio tai draugiško grįžtamojo ryšio tikėtis, nu, labai sudėtinga, žinai. Ir čia dabar jau pereikim į kitą, žinai, režimą, būkim vien kitam draugai, atsiverkim, ar ne, papasakom, tu gyveni. Ką, žinai,
Apie ką čia? Kas jam yra? Man yra taip buvę, kur vadovas nuėjo į vienus mokymus, žinai, ir grįžo pasikeitęs, žinai, 360, čia žinai, irgi gerai, 180, žinai, kitą pusę persivertė ir, žinai, matau jau ir ten ir sumuštinį, ir žinai, visokius kitokius dalykus, kuriuos pradėjo naudot. Ir sakau, gali normaliai šnekėti, nes sakau, nesuprantu, ką sakai. Nes vat irgi taktikos, bet mes jau, kaip tu sakai, pripratę prie tokio ryšio ir aš jau nebežinau, ko iš jo dar tikėtis, žinai, kas čia per stebuklai, žinai, gali būti. Aš galvoju, žinai, ar skiriasi grįžtamasis ryšys kolegai ir, pavyzdžiui, klientui, nes, nu, aš taip susiduriu su šitais klausimais savo auditorijose, manau, kad ir tau gal yra girdėta. Nu, kaip pasakyti klientui, kad jisai ten per ilgai pas mus sėdi, žinai. Jo, aš kaip palauk, dabar galvoju, vienoj dirbu prekybos organizacijoje ir jie, žinai, tokius, nu, šiaip iš tikrųjų tai galiu net ir pasakyti, elektroniką prekiauja ir kavos aparatai, žinai, ir tam, kad klientai užsibūtų, jie vaišina kava. Nu, tos, kurie paskiau potencialūs pirkėjai. Ir visada, sakė, yra, nu, tokių, kiekvienam taške, nu, kiek aš ten per visą Lietuvą kadangi tokiam panašiam verslui esu dirbus. Yra etatiniai, kurie ateina nepirkti kažko, bet pagerti kavos. Yra tokie, kurie po to atsiveda į pasimatymą to pačiai vietai. Rimtai, čia yra realus atvejis iš mano patirties. Nu ir kaip jūs jam pasakėt grįžtamą į ryšį, kad fuck off, eik iš čia? Nu, davėm, ne prie merginos, sakėm, kitą kartą, kai atėjo, kad, nu, bet mes kažkaip dabar neatsimenu tiksliai, ką mes ten išsisukom, bet mes suvertėm gal ant valdžios. Ant valdžios. Jo, kad dabar tokios normos, kad, nu, pas mus čia taip nuspręsta, ne ant valdžios, žinai, bet kad dabar taip nuspręsta, kad jau ten ribojam laiką, žinai, ir kad kavos ten tam tikrą skaičių turim per dieną, tai jau nebegalim, žinai, nu ten esam išnaudo, neatsimenu, žinok, bet buvom šokiruoti tą dieną, nes jisai tikrai atėjo ne vienas, pasisodino, pas mus buvo tokie foteliukai. Taip. Tai pasisodino, jis jau pusę valandos šnekasi, geria kavą. O kam vaikščioti šaltą žiemą prie pilies, jeigu galima užeiti į parduotuvę. Tai va, tai žinai, nu, tai šiek tiek skiriasi. Aišku, jeigu ten darbuotojai gali būti toks tiesesnis, atviresnis ir tu iš tikrųjų kalbi, žinai, apie dalykus, tai kliento vis dėlto, nu, yra turbūt tikslas išsaugoti, jeigu tai yra klientas, pradėkime nuo to, o ne šiaip užklydėlis kavos pagerti. Tai daugiau galbūt tokio diplomatiškumo reikėtų pagalvoti apie tai. Nu, vėlgi, kokio aš tikslu teikiu, žinai, ar atstovėti savo ribas. Nu, kai reikia atstovėti savo ribas, nu, tai lygiai taip pat aš turiu pasakyti, aš tai kažkaip rinkčiausi vis tiek tiesą. Žinai, nu, vat, net ir toj situacijai, kai atėjo, nu, galbūt prie merginos atsokėjai, žinai, gal ten ir nereikia, žinai, jau visiškai sutrypti ir su žemėm sumaišyti to klientą, bet tiesiog pasakyti, žinai, vienoj knygai, kur sakė, svarbu pradžiai pasakyti, aš atsiprašau, nes, nu, tada tokį tarsi empatiją, žinai, ir sakyti, bet žinokit, šita kava yra dėja, bet skirta pirkėjams, jo, tiems, kurie ketina pirkti. Pirkėjams. Ne klientams, o pirkėjams. Pirkėjams. Nu, aš nežinau, nu, gal klientas, gal jisai paragaut nori, nu, pavyzdžiui, naujos kažkokios tai rūšies. Tokiose situacijose nekyla klausimų. Jo, nu, ta prasme, nu, mes skiriame ne tam, kad jūs ateinate, matau kiekvieną dieną, labai faina, kad mūsų aplankote, bet vis dėlto, nu, ta prasme, mes esame parduotuvė. Nu, aiškiai įvardinti, kad aš esu parduotuvė. Ir mes čia ne labdaros organizacija, ne šiaip vaišinam kavą, bet vaišinam kavą tam, kad žmonės galėtų paragauti, sužinoti, kaip veikia aparatas, kokio skonio kava ir tada pirkti arba nepirkti ir išeiti, žinai. Nu, nes aš, žinai, daugelį sferų yra, pavyzdžiui, gydytojai irgi, žinai, susiduria su klientais, pacientais, žinai, kurie ateina ir ten visą savo gyvenimo istoriją ir nėra kaip sustabdyti, žinai. Skambučių centruose net neateina fiziškai, bet irgi tęsia pokalbį, nors jau pokalbis yra baigtas. Ir va tą ribą žmogui nubrėžti yra labai sudėtinga, vat kaip ir mes sakėm, ar ne, tai iš karto grėsmė kyla, nepatikti. Aš sakau, kad dažniausia priežastis, dėl ko mes neduodam grįžtamojo ryšio, tai yra konflikto baimė. Ir kažkada esam darę su grupe testą, konfliktų valdymo, žinai. Ir labai aiškiai pasimatė, kad tie, kurie bijo va, šitą ribą nubrėžti, kad jau ten laikas išeiti, jie yra ten arba tie pabėgėjai, žinai, arba nuslopintojai, arba kažkokio kompromiso ieškotojai, bet tie, kurie eina iš kovos, jiem visiškai tai nėra problema. Nes jie nebijo
tos, žinai, konfrontacijos, kad čia bus kažkaip tai nepatogu tą akimirką, žinai. Nes, nu, man tai irgi, manau, kad yra, dėl ko mes tada kūrėm tas apie valdžias ir kas ten ką nusprendė, nu, nes nei vienam nebuvo turbūt patogu pasakyti tiesą, kad žiūrėkit. Nu, ir žinai, tas pasakymas klientui, klientas yra truputėlį iš tokios, vat, klientas turi tą valdžios poziciją, pavadinkime taip, nes, nu, tarsi mes turėtumėm būti suinteresuoti jį išsaugoti, nu, tas, kas dirba su klientu. Tai čia man kažkaip netgi analogija piešėsi, kaip pasakyti grįžtamą ryšį vadovui ir pasakyti klientui. Nu, kažkas tokio panašaus, ne? Tokio jausmo tokio yra, kad, nu, vat, kaip čia, žinai, nesusigadinti savo. Tai vienas dalykas įvaizdžio, kitas dalykas santykio, žinai, trečias dalykas, bet kokiu atveju aš manau, kad, nu, žinai, tai jeigu nepasakysi, nu, tai tada taip ir tęsis, žinai. Bet išmokti, nu, vat, to tokio gal daugiau diplomatiškumo, vėlgi koncentruojantis į situaciją, nu, vat, jeigu jūs darytumėt, gal tą tariamąją nuosaką, žinai, įdėti, jeigu jūs darytumėt kitą kartą taip ir taip, nu, tai, žinai, tai tada tu ten laimėt. Nu, būnagi ten, ką aš žinau. Ateina ten ir kokius nors, aš čia, žinai, tavo čia prekė niekam tikusi, nes, žinai, ten tas ir tas. Nu, nepasakysi, kad tu durna, žinai, pats nemoki jos įjungti. Mygtuką reikia prieš tai paspausti. Tai, nu, turėtum pasakyti, kad, vat, jeigu jūs kitą kartą įjungtumėt pradžiai mygtuką, o tada pabandytumėt, galbūt pavyktų geriau, žinai. Nu, tokia biškiai apvinioti tavo tą, bet jau vėlgi nepaslėpti ten visiškai po to, kad aš čia kaltas, mes čia kalti, žinai, mes čia, o Jėzus Marija, neužrašėme, kad į mikrobangę negalima dėti katino, žinai, nes jisai tenais numirs, nu, come on, man tai šitie pavyzdžiai iš Amerikos ateinantis, tai yra visiškas kosmosas. Bet yra, žinai, diskusijų, tai kas kaltas, žinai, nu, jeigu ten kažkas tai vyko ne pagal instrukciją, ne kažkur tai nebuvo parašyta, nu, mes va dabar irgi turėjome vieną klientą, drabužių, žinai, prekybą. Ir, nu, aš tokį iš dalyvių mokymų, žinai, išgirstu, bet ant visų rūbų yra instrukcijos. Nu, tos priežiūros, žinai, instrukcija. Ir aš galvoju apie save kaip apie klientę, nu, nežiūriu aš jų. Nu, jeigu matau, kad ten sudėtis kažkokia vilna, ten kašmyras, kažkas tai, nu, pažiūriu, kaip ten prižiūrėti. Bet jeigu tai yra bazinis kažkoks tai rūbas, aš ten netikrinu metu su visais ir po to susiduriu su pasiekmėm, žinai. Taip, kai porą savo vilnonių megztinių išskalbiau skalbenkėje ir jie iš normalaus dydžio tapo kūdikio dydžio, aš pradėjau žiūrėti instrukcijas. Bet nenuėjai skūstis, žinai, į parduotuvę. O aš kalbu apie tuos klientus, kurie ateina skūstis dėl to į parduotuvę, nes nepasižiūrėjo. Bet aišku, pas juos yra labai specifinė ten apatinis trikotažas, ar ne, kurį mes esam turbūt įpratę skalbti su visais, nu, ar ten kažkaip tai, žinai. Nu, nežiūrim, kad čia vieno brendo, atsiprašau, prekinio ženklo, žinai, vienaip, o vat kito prekinio ženklo jau reikia kitaip prižiūrėti, nors sudėtis yra tokia pati. Tai man va tokia, žinai, tos atsakomybės tarp kliento ir darbuotojo riba tokia yra labai labai neaiški ir va tą grįžtamą ryšį teikti tokiose situacijose yra labai sudėtinga, žinai, kai tu esi sistemoje va toks kitoks truputėlį negu visur. Nu, sudėtinga, bet kartais reikia įvardinti, žinai, nu, man yra tekę dirbti su telekomunikacijų bendrovė, kurie pardavinėja telefonus ir sako, ateina, žinai, nu, tipo gražinti pagal garantinį telefoną, nors tu matai akivaizdžiai, kad jis yra sudaužytas. Nu, tapsime, sudaužyta. Nu, tu numetėjai ten. Nu, gerai, gal tai buvo nelaimingas sutikimas, bet garantinis tau šito nepadengia. Nu, tai va ir klausimas, nu, žinai, nu, tai tu turi įvardinti klientui, kad, nu, mes irgi, sorry, nesilai, nu, tai gal tiesioginė ta žodžio prasme nepasakysi, taip, žinai, nu, aš nesilas, aš matau, kad sudaužytas. Bet, nu, mūsų specialistai sako, arba aš kaip specialistas jums galiu pasakyti, kad tai yra sudaužytas, o ne tiesiog sugedęs lengvai. Bet jeigu klientas yra, žinai, nu, tokio lygio. Nu, ir viskas, tai kartais reikia, bet tai kartais reikia, žinai, tą, nu, 5 kartus pakartosi, kad ne, žinai, aš vis dėlto matau, kad yra taip ir taip. Nu, gal. O gal, jo, čia vat praeitą kartą mes kalbėjom, čia vat visai neseniai irgi žiūrėjau, kur viena moteris parduotuvė tiesiog netyčia pastebėjau, apatinį trikotažą buvo sugalvojusi gražinti. Ir pardavėja sako, žinai, nu sako, nu bet yra tokie įstatymai, kad apatinis trikotažas yra negrąžinamas, nu tiesiog tu nusvė. O tai jeigu aš čia dabar kreipsiuosi į teisės ten vartotojų ir ten dar kažką, žinai,
Jis sako, nu labai gaila, bet yra tokios taisyklės, kad apatinis trikotažas, nu tiesiog kartoja tą patį, supranti, nu jeigu kitas žmogus gal ten jinai ir, nežinau, gal ir neskaičiusi, arba įsivaizduoja, kad, žinai, nes, gali būti atsiprašau, dabar grubiai pasakysiu, iš kvailumo, žinai, bando prasistumti su pagrasinimais ten tarnybų, arba iš per didelio gudrumo, ne va čia pagazdinsiu, žinai, ir kiti aplinkui kvailiai, bet iš tikrųjų tai nebūtinai. Bet va tas 5 kartus, žinai, pakartoja jai, kad dėja, bet yra tokios taisyklės, yra tokie įstatymai, žinai, ir mes negalime priimti. Apsisuko ir ką, tu nepramušama siena, supranti, tu turi nepramušama siena. Aš net galvoju, va, irgi apie tą pačią vietą, kur dirbau dėl kavos ar ne aparatų, ir mes tikrai turėjom tą porelę, žinai, bet kita situacija, kai buvo grąžinamas aparatas, kuris buvo užkalkėjęs. Ir tikrai ten buvo kalkių pažeidimai, mes akivaizdžiai matėm vandens talpoj kalkės, ten tiesiog plika akim. Ir irgi grasino ir vartotojų teisėm, mes leidom kreiptis į vartotojų teisės ir galų gale ten laimėjom, ar ne, pačioje pabaigoje. Bet procese paskui įsivertinom, kiek mums tai užtruko, kiek darbuotojas laiko savo sugaišo susitikimams su klientu, nes vartotojų teisės, nežinau, ar dabar tą daro, bet jie organizuoja tokius trišalius susitikimus, kai dalyvauja vartotojų teisės atstovas, pardavėjas ir pirkėjas ir visi kartu, žinai, apžiūri, kaip ten iš tikrųjų yra. Ir aš kaip vadovė sugaišau laiką, mano darbuotojas rašė raštus, žinai, teisininkas peržiūrinėjo, tiek daug kainavo, kad mes sakom, ar verta. Ar tikrai, žinai, mes tą aparatą galim turbūt po to darbuotojų gal ten perparduoti už pusę kainos ar kažką ir mes ant to paties išeisim, bet turbūt nesigadinti savo vardą, bet čia buvo toks principinis, žinai, išlaikyti savo, tai va ten buvo man labai paprasta, bet labai daug kainavo laiko, energijos, žinai. Tai... Bet va čia, žinai, čia daugeliu atveju, aišku, gali sėdėti ten kiekvieną kartą įsivertinti, taip iš tikrųjų, pavyzdžiui, ką žinau, daugybė prekybos centrų, ten kažkokių tai labai smulkių vagysčių nesiaiškinama, yra tekę kažkur tai skaityti statistiką, kad realiai, jie tiesiog nurašo 10% ar 15%, nes, ta prasme, jos buvo ir bus ir jų neverta gaudyti dėl to, kad, tiesiog tu per daug išeikvosi energijos ir tau per brangiai kainuos tenais viską gauti. Lygiai taip pat ir čia, žinai, ateina klientas, aiškintis, kas teisus, kas neteisus, eiti ten per visokias vartotojų teisės, taip tai atima energiją, atima laiką, atima pinigus ir ar tikrai verta. Iš kitos pusės, kartais, aš tai asmeniškai esu, žinai, toks, kartais man tie principai užgroja, žinai, tai čia jau pasakojus ne vieną kartą, turbūt, kaip, žinai, elementarioji kokiai nors situacijai, dėl kelių centų gatava, žinai, pergraužti gerklę. Tu? Taip. Jėzus. Bet tiesiog. Neturi ir kas to. Todėl, ne todėl, kad man tų centų, žinai, žiauriai gaila, bet todėl, kad, teisingumo tas jausmas, žinai, supratimas čia kažkada tai... Pasaulio teisuolė. Ne iš tos ryties, bet, tiesiog iš tikrųjų kartais reikia, žinai, pastatyti žmogui. Čia kažkur turgui, man atrodo, mes, nesimenu, ar pasakojau, ar ne šitą istoriją, kur turgui, taip nusisukusi svėrė ir aš taip bestovėdama primečiau, kiek čia galėtų sverti, taip, nežinau, turiu tokią intuiciją, kai mane bando apgauti, aš kažkodėl tai man įsijungia tas toksai. Ir man ten per daug priskaičiavo gal 30 ar 40 centų ar 50, dabar neatsimenu. Ir, žodžiu, aš sakau, palaukit, bet aš nemačiau, kiek ten sveria, man atrodo, tenais gerokai mažiau, žinai, tai gal jūs man galite parodyti, kaip tenais ir ką. Ir dar šalia kažkoks tai vyrukas, ką aš dėl kelių centų čia, žinai, tai trukdote kitus, sakau, žiūrėkit, dabar taip, jums keli centai nesvarbus, įmat, atiduodat ją ir nesukat man galvos, sakau, man centai svarbus. Sakau, ir aš nenoriu, kad iš manęs atiminėtų. Sakau, aš kiekvieną centą krūvinų prakaitų uždirbu. Aš irgi uždirbu, tai ir tylėk. Tai, žinai, ta prasme, tiesiog, tas teisingumo toksai jausmas. Tu tam klientui davai grįžtamą į ryšį. Jo, čia toks aš pati klientė buvau, bet ir klientas jis galėjo nelysti, jis turėjo pasirinkti. Bet aš galvoju, čia, žinai, mes grįžtam gal prie tos grįžtamojo ryšio, kad čia tas grįžtamasis ryšys šiaip labai daug turi krypčių. Jo. Kliento klientui, ar ne, pastebėti, kad atsikabinkit nuo pardavėjos, žinai, aš irgi esu kažkada pasakius, žinai, kad palikit ramybėj merginą, neduos jums numerio, ta prasme tikrai, kur buvo įkyriai pristojęs. Tada, žinai, irgi klientas darbuotojui.
ar dažnai Taip. irgi pasako, žinai, pagalvoja, kad, nu, kažkaip tai ne taip, bet aš galbūt būčiau nutilėjusi, ne? Bet tu pasakėjai, žinai, tai irgi grįžtamojo ryšio pasirinkimas, arba aš pasakau, Taip. kaip iš tikrųjų yra, arba ne. Arba jaučiu, kad, pavyzdžiui, ten irgi už vieną prekę permokėjau, nu, išėjau ten, paburbėjau, žinai, ir viskas, žinai, bet realiai turbūt turėjau grįžti gal atgal ir sakyti, žiūrėkit, nu, ne, pagalvojau, kad per brangiai, žinai, gavosi. Tai, arba dar irgi vieną tokią parduotuvę turim rajone savo kaime, kur yra drabužiai. Tikrai labai gražus, unikalus, labai gražios ten modeliai, viskas su jais yra gerai, bet aš tenai neinu dėl vienos priežasties, nes jai neįmanoma atsisakyti. Nu, neįmanoma pasakyti ne. Taip moka pasiūlyti gerai? Jo, jinai, žinai, nueini išleisti 5 eurų, išleidi 100 tam. Ten, nežinau, man reikėjo marškinių, išėjau su 4. Su 4. Ir aš nesu ta tokia, žinai, nu, spontaniška pirkėja, aš šiaip tikrai gerai apgalvoju, ko man reikia, kokių spalvų, bet jinai taip, žinai, nu, deda viską, rodo, ten kalba ir yra, kad išeini, žinai, va, kaip iš, nu, atsiprašau, labai kaip iš Romų tautybės, ar ne? Nu, Ieva, sakai, bet kokie jūs fantastiškai turite gebėjimus, bet šį kartą. Bet aš jai pasakiau paskutinį kartą. Sakau, žiūrėkit, aš dabar pas jūs nupirkau daug, bet turbūt nesilankysiu 1,5 metų, sakau, nes išleidau visai ne tiek, kiek planavau. Ne kaip faina. Kam faina, neaišku. Žinai, išgirdo tą dalį, ne kad 1,5 metų nepirksi, bet kiek daug dabar nupirkau. Tai kokį mes tą grįžtamą ryšį, žinai, iš klientų priemam ir kaip ten girdim, arba nežinau, toj pačioj kokiam restorane. Nu, prieina ir sako, nu, kai patiko maistas. Ir šypsosi, žinai. Jums skanu buvo, pabandyk pasakyti, kad tai kaip dabar pasakyti, kad sausau, žinai. Nu, nieko, žinai, o, tai faina. Ir čia baigėsi, žinai, aptarnavimas. Tai man, gal, žinai, noris irgi taip padrasinti, nu, ryštis, priimti visokį tą grįžtamą į ryšį, nepaisant to, ar tu darbuotojas, ar klientas, ar darbuotojas tam vadovui, žinai, nu, nes nepaisant kur. Nes man tiesiog uždavimai grįžtamą. Žinai, priimti ir kitas momentas galbūt net ir paklausti, žinai, ir kartais vat mokėti paklausti, nu kad. Čia tarp kitko labai dažnai susiduriu, vadovai, sakau, ar jūs klausėt, pavyzdžiui, darbuotojų grįžtamojo ryšio apie save? Nu, ne, tai gal, nes, nu, tai ką jie sakys, arba klausiau, bet pasakė, ai, viskas gerai, nu, tai ko paklausiai, tą ir gavai, nu, kaip aš, nu, gerai. Kaip aš jums kaip vadovas, normaliai, ar turit kokių priekaištų, atrodo, ar kaip? Aš tokį esu pavyzdį gavusi, žinai, kad vadovai bandė pasakyti, kaip iš tikrųjų, žinai, jaučiasi. Ir po to jisai grįžo jau į savo kolektyvą, nu čia iš HR gavo, žinai, ten signalų. Sako, nu, tai dabar pasakykit, kuriam čia kas nepatinka. Okay, taip iš karto nukapojo, miškas, žinai, ir visi pradėjo vardinti, kas ten kam, žinai, negerai. Tai, nu, irgi tokie yra sunku. Nu, tai, žinai, tai čia va, ir iš vadovo paklausti, ir iš kolegos galbūt paklausti, žinai, ir iš kliento paklausti. Nu, kartais reikia tiesiog mokėti paklausti. Iš kitos pusės, nu, ta prasme, aš nežinau, aš tai visą laiką skatinu klausti. Nu, jeigu tau ne, tai vadovas šiandien duoda grįžtamojo ryšio 100 metų. Nu, nueik, paklausk. O kokia problema? Jo. O kodėl neklausi? Ką tu galvoji apie šitą ar šitą? Tu neklausk apie save, neklausk apie savo šukoseną, paklausk, kaip tau šitas projektas, kaip jo eiga, kaip ten dar kažkas tai nutiko. Bet aš net ir pas mus įmonėje esu prašiusi, nes sakiau, aš biškį pasimečiau, aš sakau, esu pripratusi savo lygį, pastangas ten vertinti pagal grįžtamą į ryšį. Tokia mano buvo kultūra. Taip. Ir man dabar gyvuoti be grįžtamojo ryšio, kai man nieks nesako, ar aš dirbu gerai ar blogai, ir pats tavo save. Klientai pasako. Čia kaip tu sakai, žinai, psichologų tokia organizacija, žinai, tu pats save įsivertink ir savo pasirašyk balą. Nu, mesgi čia suaugę žmonės, tai visi suprantam. Tai, žinai, gal mokinuosi ir tikrai manau, kad tas visai gerai sekasi, jau kaip ir atprantu, žinai, nuo noro pagirimo ar kažko. Bet kartais taip reikia. Nu, taip reikia, kad pasakytų, žinai, ir aš dabar jaučiu, kad kai paprašau, aš to gaunu. Ir sakau, nu pasakyk, žinai, nu kaip tu mane matai ten, ar kai ką, žinai, ką man dar padaryti ten, kad galėčiau, žinai, būti kažkur. Kitas dalykas, žinai, nu būt pasiruošus, kad gali būti ir geras, ir blogas. Tai vat išmokti priimti, nežinai, mes kai klausiam, labai dažnai tikimės, kad nu kažką tai gero pasakys. Bet tobulėti mus verčia, tai vat tas koreguojamasis grįžtamasis ryšys iš tikrųjų. Tai gal reikėtų, žinai, ir formuluoti, kaip tu sakai, teisingą tikslą. Pasakyk apie mane ką nors gero.
O neduok man Aš taip vyrai grįžtamąjį kartais ryšį. sakau, tu gali man ką nors gero šiandien pasakyti. Bet čia šiaip yra, kuo artimesnis santykis, to sunkiau tą blogą, žinai, Jo, jo, ištransliuoti, arba jau kai transliuoju, tai tada gaunasi toks, žinai, Arba klausti, ką aš galiu daryti kitaip, kaip tau atrodo, kas galėjo būti geriau, nežinau. Nu, ta prasme, kad vėlgi nekviesti suspardyti ten, suspardyk mane šiandien, žinai, pasakyk man ten kažką tai labai blogo, bet žiūrėk, kalbam apie tą, ką aš galėjau galbūt padaryti kitaip, arba ką tu būtum daręs kitaip šitoj situacijai. Vėlgi, aš tada gaunu tarsi švedišką stalą, iš kurio galiu rinktis. Ir iš kitos pusės galiu, tuo pačiu duodu supras, kad, skirtingi žmonės mato skirtingai. Tai, kad man kažkas pasakė grįžtamą ryšį, nereiškia, kad aš jį turiu 100% panaudoti. Ypatingai, kai kalbam apie kolegą, žinai, arba... Bet kaip tą, žinai, atskirti? Aš galvoju, kad čia darbuotojams iš tikrųjų yra labai sudėtinga, nes aš taip jaučiu, kad tarsi jeigu aš gavau grįžtamą ryšį ir jisai nėra teigiamas, aš turiu kažką būtinai keisti. Iš karto, žinai, kažką pulti daryti kitaip. Aš tikrai turiu keisti. Ir vienas dalykas, tu turiu keisti ir iš vadovo, ar ten, nežinau, iš kolegos, taip gali irgi būti, ar ne, kad kolega kažkokį pastabą duoda, kad būtų nurodyta, o tai ko aš tikiuosi vietoj to, kas buvo, žinai, kokio aš, irgi ten paimkim kliento aptarnavimą, ten atsakai laišką per 3 dienas, klientas liko nepatenkintas ir viskas, šis sakinys baigėsi, žinai. Klientai pyksta. Ir ką dabar su to daryti? O dėl ko pyksta? O tai ko tikiuosi? Jo, o kad, žinai, norėčiau, kad mūsų laiškai būtų atsakomi, pavyzdžiui, per 24 valandas, ar galim dėl to susitarti, žinai, ar yra kliučių šitam pasiekti. Arba ką konkrečiai turėčiau padaryti, kad nepyktų klientas, žinai. Čia yra abipusė, iš vienos pusės ir pasakyti, kas konkrečiai negerai, žinai, ir ko aš tikiuosi, koks man atrodo, čia užsibaigė per anksti, žinai. Nes pasakau, žinai, taip netinka, o kaip tinka? Pas mus labai daug skundų. Labai daug skundų. Arba tavo laiškas buvo passive-aggressive, piktas. Kas konkrečiai tenais buvo pikto ir kurie konkrečiai žodžiai tave įžeidė, žinai. Ir kaip aš kitą kartą galėčiau parašyti arba pasakyti, kad tu neįsižeistum jo, kad tu nenuskaitytum pykčio kažkokią tai. Ne, ta prasme, tai, čia bet kokiu atveju, tas dialogas turėtų vykti. Nežinai, mes kartais pasakom ir atrodo, turėtum šį savaime susiprasti, žinai, kas čia yra tas geras kliento aptarnavimas arba kas čia yra tas gerai atliktas darbas. Padaryk gerai, nes jeigu aš tiesiog sakau, žinai, kaip irgi pavyzdį kažkokiai tai knygoje yra, jeigu tu vaikams surenki vaikus ir sakai, bėkit, kuo greičiau, tai jie bėgs. Ir tas kuo greičiau vėlgi, bet jie bėgs skirtingas pusės, pradėkime nuo to, arba paskui vieną, kuris kažką tai, arba kitas, žinai, kas yra kuo greičiau, tai vienam kuo greičiau yra, žinai, žingsniuoti iš lėto, kitam ten iš visų jėgų lėkti. Ta prasme, tai tu gausi milijoną variantų, jeigu krūva vaikų, tai lygiai taip pat ir su darbuotojais. Padaryk geriau, kas yra geriau, kiek geriau. Pagerinkim kliento aptarnavimą. Tai jeigu vienas geresnis atsilipimas jau pagerinom, ar ne? Kaip matuosim, ne? Jo, kaip matuosim. Kur, kas, koks kriterijus, žinai. Ir dar galvoju, žinai, kadangi, tema apie grįžtamąjį ryšį nebuvom gal to paminėję, bet man nesinori palikti, žinai, kažkur tai paraštėse, kad kartais, kai grįžtamąjį ryšį teikiam, mes jį teikiam labai nuo toli. Pavyzdžiui, organizacijai reikia, žinai, arba mūsų klientai pyksta. O kas man? Ne? Nėra, ten tam grįžtamajam ryšį, žinai, nėra nei naudos darbuotojų, nei prasmės, nei kažkokio, žinai. Jo, tai kartais, žinai, pradedam tą grįžtamąjį ryšį teikti ir tikrai esu ne vieną pavyzdį mačiau, žinai, kur laiškai sugeneruoti gražiausi, žinai, darbuotojams apie tai, kokio pokyčio, dabar link kokio pokyčio einam, nes mūsų klientam kažko reikia. Bet manęs tai nėra tam pokytį, ne, kaip darbuotojo, kas man keisis, mes irgi su kliento aptarnavimo standartu, ne? Diegiam kliento aptarnavimo standartą, kad būtų suvienodinta kliento patirtis. O koks man skirtumas, žinai, ar jinai bus vienoda ar ne, aš tai gerai dirbu, žinai, kas čia yra. Tai tą grįžtamąją ryšio, žinai, vis tiek, kad ir kaip ten ieškoti, kaip tas pokytis, kurio aš noriu, ten ar iš kliento, ar iš darbuotojo, ar iš ko, kokią jam įtaką turės. Jeigu jūs man dabar, irgi turiu pavyzdį iš B2B sektoriaus, iš verslui ir ne, kai reikia kažko klientui, jisai parašo ir, ten parašo ir prašo kuo greičiau atsakyti, atsakykit man iki rytojaus pietų, žinai,
O kai iš jo reikia, kad informacija pateiktų, jis dingsta ten savaitį, žinai, ir neina tada procesas ir tada vėl vejame, žinai, tą tokį, nes laiką jam visada skuba, o jisai visada atidėlioja, žinai. Nu, tai kartais reikia ir įvardinti, žiūrėk, tai. Jo, tai vat mes irgi, žinai, ieškojom tos komunikacijos pasakyti, žiūrėkit, jeigu mes norim įvykdyti šitą projektą kartu, nes mes esam kartu šitam projekte laiku numatyta, tai mums reikėtų pasidalinti, kad informacija pas mus, nu, tolygiai eina. Taip, mes pateikėm, jūs atsakot, žinai. Per kiek laiko aš pateikiu, per kiek laiko tu atsakai. Per kiek laiko man iš kliento reikia atsakymo, kad aš įvykdyčiau projektą Aiškiai laiku. įvardinti, O jo. ne pabaigoje, žinai, sakyti, neįvykdėm, nes klientas dėlse. Nu ir kitas dalykas, žinai, nu dar čia taip jau visiškai pabaigai, nu nepamiršti girti, nu nepamiršti gero to grįžtamo ryšio, sakyti, nu aš nežinau, nu pas mus dar vis gyvoja, čia, aš nežinau, ar čia lietuviškas mentalitetas ar kas, bet, nu jeigu viskas gerai, tai, nu pats žino, kad Savaime viskas gerai, aišku. savaime aišku, žinai, sakau tik tai tada, kai blogai. Iš kitos pusės ir priimti, žinai. Nu, ką, nu mes nemokame ir priimti grįžtamo ryšio. Nu, Sakau, bet šiaip- gražiai atrodai, ai, baigtų galvą, išsiplojau šiandien. Nu, ta prasme. Tai padėkok, ačiū, kad pastebi. Ačiū, aš įdėjau Sena, Ai, žinai. išskalbiau, žinai, tai kaip Čia ir taip nuplūkus, biškai. Jo, tai grįžtamojo ryšio mes turbūt galim teikti tiek, kiek galim priimti. Tai jeigu treniruosimės priiminėti, tai turbūt galėsim daugiau ir jo teikti drąsiai. Ir nepamirškim paklausti, nepabijokim. Tai duokit ir mums grįžtamojo ryšio. Laida atėjo į pabaigą. Jeigu klausotės, jeigu kyla klausimų arba norisi gal net temą kažkokią išsikelti, tai labai kviečiam reaguoti, mums ar asmeniškai parašyti ar po laidos įrašų ir bandysim atsižvelgti. Neprižadu. Iki. Atsižvelgsim. Dėkui, iki.